noriu parodyti vis tik tais, kaip persidariau šitą Heidi. Tai buvo pusę metų trukęs eksperimentas iš kibirą, iš kurio nebuvo jokios naudos. Kadangi aš perdarinimo kitiems neužsiminėsiu, man šitos paslapties negaila, o jeigu netingėsit pasiknėsti, turėsit gerą filtrą. Dabar jis dirbo turbūt 4 mėnesius. Čia yra JBL Crystal Profi E701. Jis dirba turbūt 4 mėnesius ir aš po 4 mėnesių atidariau, pasižiūrėjau, kas kaip ir kaip veikia. Jis iš tikrųjų dabar gerai veikia. Ir mano visam koridorų mailius jis labai daug prasilaikiant šito. Taip, šito filtro problema, kad per šitas tarpines, kai pradeda leisti, bėga ant galvos ir bėga pro šlangą. Jeigu išjungi filtrą ir neuždarai, leidžia. Jeigu uždarai, neleidžia. Pirma problema. Nors tarpinės yra pakeistas po daug metų naudojimo, gal prieš metus neturėtų būti, bet taip yra. Toliau, tas laidas pintelėje buvo nulaužtas, aš jį turėjau po galvą išserdęs lituoti. Va čia yra 4 varžtai, serda galva. Dabar galvos neardysiu ir pompą veikia taip toliau. Kaip padariau filtrą konstrukciją? Iš čia viską nordžiau ir palikau tik skylę. Čia yra įpūtimas į dugną. Čia yra ištraukimas. Čia buvo dar toks tinklas. Aš jį nuėmiau velniopį, čia nusimovė. Galima daryti per viršų, ar galima daryti per apačią. Padavimą. Tai jeigu paduoti per viršų, o išsiurbti per apačią, tai tada nuo šitos vietos buvau padaręs išėjimą į dugną. Nuo šitos vietos, kad siurbtų. Bet neina prispausti aklinai prie kempinės. Paėjimas ateina čia, uždedant čia labai daug šiukšlių paviršių susideda, o aš noriu, kad šiukšlės būtų dugne. Bet jeigu jūs paduosit į viršų, o pasiurbsit iš apačios, kas gerai bus, oras paduotas į viršų, lieks viršui, nes per šlangą kartais patenka oro. Bet aš padariau, kad aš paduodau per šitą vamzdį iki pat apačios, viskas patenka pirmiausia į apačią ir tada sunkiasi į viršų. Vat šitas daiktas, šito konusu, užsimauna ant filtro. Aš jį pasilieku va taip. Ir dėdamas filtrą, aš jį dastumiu. Viskas toliau yra padaryta taip, kad tikrai to užtenka. Buvau daręs kitaip. Buvau dėjęs va taip. Ir tada dėdamas, tada su vamzdžiu kišau į filtrą. Bet tomu atveju užsignybė paralonas. Dabar žiūrėkite. Kadangi šita skylė yra prie krašto, čia paralono lieka labai mažai. Aš visus stalčius viską išmečiau velniop, man jie nereikalingi, apie keramikas net nesapnuokit. Tankus paralonas yra daug efektyvesnis už visas keramikas, galiu duoti nuorodas į straipsnius, kur apie tai sakoma. Čia yra 10 cm paralonas ir antras vamzdis. Po apačia yra 5 cm paralonas. Ir tada pačioj, iš pradžių, kai buvau padaręs paėmimą iš dugną, čia padariau skylę, dabar padariau čia. Kam reikalingas vienas grotelis dugninės? Tam, kad kempinė neprisispaustų prie dugno ir vanduo pačiai galėtų cirkuliuoti. Tai va šitas vamzdis, jis įeina iki apačios. Įeina iki apačios per kempinę ir įsiremia per skylę va į tą kojelę, kad neužsiglušintų. Jis ateina va čia, atsiremia. Ir per jį vanduo patenka po apačią. Paralonas, kadangi ten yra įkarpas tokios išorinės. Dedant, kai jis nesiplėšytų, aš iš šono įpjoviau tom įkarpom ir vat padariau skylę. Padariau skylę ir įkišu va taip. Man nereik daugiau. Įkišu taip. Ir tas paralonas tokių išmerų, kad jis labai
tampriai, gražiai įslysta iki pat dugno. Tada ant to ką padariau antraip. Šitas porolonas, žiūrėkit, ten yra 5 cm. Aš jį palieku per šito vidurį užmautą, kad neužsignyptų, kai kišu, taip, čia pačia, čia viršus, iš tos pusės. Skylės padariau labai gerai darosi įkaitintų vamzdžių. Kadangi man per skylę neturi sunktis, tik per patį poroloną, tai kad jį biškį užtirpa, tai ne problema. Žiūrėkit, aš poroloną suku taip, palikdams tos 5 cm nueiti iki apačios. Jis gana tampriai įsikišo ir va šičia susijungia su šituo vamzdžiu. Ir taip vanduo visas rautas nueina į apačią. Jie čia ganėtinai užseklina, nėra tokios srovės, kad pro čia prabėgtų. Įsitikinau, nes visą šiukšlės bandžiau siurbti, smėlį, viskas nueina į apačią. Ir su šito porolonu tampriai įkišau. Pertraukė skambutis. Filmuoju telefonu, tai va. Poroloną įstatau ganėtinai tampriai. Dabar koks šitos sistemos minusas? Ir palieku tik tais tiek, kad įsispaustų į šitą. Čia nušlifavau konus. Užsispaudžia gerai, nes įdėjus, pabandžius, visas šiukšlės, visas smėlis nueina į apačią. Koks šitokio būdo minusas? Oras patenka iš langas į dugną. Ir tikrai ilgai nusiorina. Ir jeigu uždarai įėjimą, kad sumažinti srovę. Jeigu uždarai išėjimą, gali pradėti leisti per siūlės. Jeigu uždarai įėjimą, susidaro minusas, vakuumas ir pasiurbia biškių oro. Ir išmeta. Ir tada oras patenka į pačią apačią. Nu ir yra to biškelį burbuliavimo. Bet kai užleidžiu, jis 2 paras prasiburbuliuoja, paskui 2 mėnesius yra visiškai ramu. Taip, jis filtruoja absoliučiai efektyviai ir pilnas tos kempinės, jos buvo rudas nuo dumblio. Biologinė filtracija vyksta puikiai. Man į išorinį filtrą, mechaninės filtracijos nereikia, dėl to aš ant šlangos galą buvau uždėjęs smulkę kempinę ir šiukšlės aš galiu nusirinkti ir taip. Kai biologinė filtracija taip padarytų su 2 kempinėm veikia labai gerai. Labai gerai, tikrai. Keramikas užmirškit vaikušiai, nes keramika yra durniukams. Pagal ką mes vertinam? Pasiimam vandentiekio. Vat aš taip dėdau. Pasiimam vandentiekio įmonė pasaulinių statistiką, ką jie naudoja vandeniu išfiltruoti. Ir nieks niekur nenaudoja tos keramikas. Naudoja arba plastikinius rutuliukus, arba plastiko tokias spirales. O porolono 50 ppi tankis, o čia gali būti dar didesnis. Šis yra smulkus porolonas. Porolono 50 ppi tankis, jis veikia daug didesnių efektyvumų negu bet kokia keramika. Keramika ir rutuliukai, jie efektyvūs yra tik tais tuo atveju, tikrai efektyvūs, aš labai daug žiūriu į jūrį ir taip toliau. Jeigu jie sumpia, gali suktis ir cirkuliuoti, va tada jie yra labai efektyvūs. Jeigu jie stovi kažkokioj dėžučiai, tai viskas. Tai va, šitaip, kai surinkinėju filtrą, kad ten oro nebūtų, aš įstatau didelį kibirą. Nes va šitą pati dėžė, tai nebija vandens. Įstatau į didelį kibirą. Aha, dabar pauzė. Žiūrėkit, kaip ištraukiau šitą vamzdį. Kai ištraukiau šitą vamzdį. Tas antras vamzdis matosi visai šalia, matot? Matosi visai šalia. Jis yra čia pat. Jie susikeičia. Ir viršus porolono blokuoja. Kampus užspaudžiu, vanduo niekur nepraeina, nueina į apačią ir per tos 15 cm poroloną tikrai gerai išvalo. Tai va, o kai užleidinėjau pilną filtrą, pasiėmiau 25 litrų kibirą, prisileidau pilną vandens ir šitą visą bliūdą pilnai panardinau, tada iš kempinės, vat kibiras iki čia, iš kempinės išspaudžiu visą orą, spaudžiu, kad kuo mažiau kempinėje liktų oro. Ir įdedu viską kiaurai šlapę, permirkite. O dabar pripilčiau pilną vandens, įspaudžiu orą, permirkau, padedu į dugną, įspaudžiu, įsispaudžia gražiai, tada antrą. Tai va, čia 10, ten 5 cm.
Tada antrą įspaudžiu iki dugno. Ir dar parodysiu. Va tas remiasi į tą kartelę, pačiu pakraščiuku. Kad jeigu aš ją prasukčiau, jis įsiremtų visai į dugną ir užsidarytų praėjimas, tai nereikia. Va, parolonas ateina taip, kad atsiremia pakraščiuku, tas vamzdis, kad jis neleidžia užseklinti į dugną. Ir čia vat yra iškilęs per pusę to 10 cm paroloną, dabar vieną ranką ir tą daryti nėra patogu, bet va, jis įsistatė, šitą ištraukiau, kad su galva įspaustų. Viskas veikia taip labai paprastai, labai gerai. Apatinės vienas grotelės, visą kitą apsispaudžia, nieks niekur pro šonus nepravara. Aš ir su žvyrais, ir su žolėm, ir su krevetėm, su viskas ir bandžiau pirmus kelis mėnesius, neskubėdams, ir tikrai veikia labai gerai.